kad visą laiką mes tik vaikštom pagirioti, mes sėdėme savaitgalį kiekvienas pailsėtų, naujus prasmingus darbus pirmadienį pradėtų pirmadienis. Tad jeigu jau suklydote, bandykite dar kartą, mes siekiame pirmadienį grąžinti gerą vardą. Pirmadienis. Nu tai kur kalbingutė susiruošai, ką? Nu tai kur čia gali ruoštis į miestą, į Šiaulius? Šiaulius, o tai ko dedama? Nu turiu tokį asmeninį reikalą, tokį intimų tokį. Pasakok įdomuosi, va. A niekam nesakysi. Tu už mane žinai, Algiui, Jonui, Ramūnui daugiau nieko. Tas ir yra, ką žinau. Nu bet vis tiek noris pasipasakoti. Nugi prieš porą mėnesių, įsidėjau savo feisą visų gražumų. Į tą puslapį, žinai, ką tu čia nežinai, kur kavalierių reiks susirasti. Ko čia žvengi? Čia verkti reikia. Vat į tą 2 mėnesius jau mirtina tyla. Nieka. Bet žinokis, tas da būtų nieka, bet ta mano draugė, ta sudžiūvelį tokį su uodu. Ana, tarp kitko, jį patarė man į tą Facebooką lįsti. Jis sako, Rima, kaip? Kaip, sakau, ne kaip. Tai ko tu nori? Pasižiūrėk į pasą, pasižiūrėk į veidrodį. Juk jau tavo traukinį seniausiai nuvažiavo. Bojau, kad taip. Bus tau bojau. Gerai, sakau, tegu tas traukinys važiuoja. Čia daugiau transporto priemonių nebėga, kaip tik tas traukinys. Autobusas atvažiuos, lauksiu, įsilauksiu. Ir nuveš mane į Šiaulius, o ten juk žinot, kad yra Natalė Droms nusileidė karininkų gražiausių. Paskiau dar gal kokį baikerį susirasiu, galų gale dviratininką, kad ir paspirtokininką. Vis didesni šansai negu toj Šakynoj, nieko nėra. O tai klausykis, ko tu dabar čia tas rankas iškėlis? Ar čia matai, kame reikalas yra? Žinok, supranti, atsibodo matas internetu. Ir sakau, reikia ant senatvės kokią moteriškiukę susiras. Ale va galvoju, kažkai su mano metos kažkas pasigaus. O nebus sarmata. Tai žinok, pas tokį daktariuką nuvažiavau, dabar tie nauji, kad tas ekstra seksas. Jie geri. Tai va, pas tą nuvažiavau, ant mane apžiūrėjo, sako, dėdė, viskas bus gerai, tik nenuleisk rankų. Gal gerai ir bus, bet žinok, atrodai tai durnai. Ojau, kaip tai yra. Ir į autobusą taip lipsi. Žiūrėk, betli gražuolės vasaras. Tai kursas ir važiai paunės. Aš tai iš Šiaulius baudą susimokėti. Baudą? Tai jo. Už kartą. Tai už greičio viršijimą. Galėjau 50, pralekiau ant 70. Tai kad tu mašinos nebevairuoji, seniausiai tu už ką tą baudą gavai? Ne seniausiai, kai priėmė tą įstatymą, kad tik šmakštirūra ten bauda tie žaliai tetai. Pastačiau tą mašiną, nusipirkau su bėgiais dviratį. Tai dabar kiekvieną dieną, kaip važiuoju, tai pramenu, tai man tave užregistravo į baudą. Pala, aš nieko nesuprantu. Tai kaip tu įsigudrinai su dviračiu įmint 70 kilometrų į valandą? Paprastai labai skubėjau, taigi Šakynoj būtų skanės, pas draugę kavos nuvažiuoti darbą, taigi plenki 5 kartus per dieną, tai kaip ir užduotki, tik šimtuotis. Man vis tiek galai nesaina. Kas nesaina? Žiūrėk, dabar sakykim, kad tu tą 70 įmyli. Bet kaip tas registratorius tave atpažina, dviračiui tai numerė, ei? Paprastai. Tik kai važiuoji 5 kart per dieną, feisą tik tavo švist, nufotkinu į viskas ir atpažina. Išmanusis aparatas. Matai. O kur ten stelė? Na, aš tai kompiuterį važiuoju pirkti, noriu tokią šiuolaikinę, kad būtų Gliupstas, Vaivajus, Facebook su Messengeriu. Jaučiu dės feisą. Nieka nebus. Bet kur tas mūsų autobusas, kad nesirodo? Gal pavėlavom? Gal jau nuvažiavo? Jau ne. Aš to nedaleisiu.
Tegu tie mažaičiai važiuoj, gal dar koks kits atvažiuos. Stovėsiu čia į niekur neįsiu. Žiūrėk. Nu, va. Vilniaus autobusas atvažiuoja. A nesakiau, kad atvažiuos. Nu. O tai gal mes tada, ko mum į tuos šiaulius, važiuojam į Vilnių gal? Tai aišku, aš labai norėčiau nueiti į stadioną, į Lukiškių pliažą, saulės zuikučių pagaudyti, į aerodromą ten atskrida vėl vokiečių karininkų. Aš tai noriu valdžią į vietą pastatyti. Nu tai tada varom į Vilnių. Važiuojama, ne? Bet klausykitės, Hebra, kaip tik įlipsime, aš sėduos pačioj pirmoj eiliai. Apykina? Ne, jau praėjo tie laikai, kai mane pykina. O tai kas tada? Tu turiu tokios, nekokios asmeninės patirties. Pasakok greitai. Ai, juk vis tiek sužinosite. Tai vieną kartą iš Šiaulių važiavau mažaičiuos, taip vigadniai į galą atsisėdau. Greičiau. Sėdu, į ką sakyk, čia išlipu šakyno, tik cap, akurat piniginės nėra. A tai kur tu aną laikį, kad taip tau ištraukė? Na kur? Pačioj saugiausioj vietoje. Tai užsikuose. Ir tu nejutai, kad tau ištraukė. Nes aš dar visai durna, aišku, ką jutau. Tai kaip pat? Gi galvojau, kad žmogus su rimtais ketinimais. Tai ką, tai braukiam į Vilnių. Dumėm į Vilnių. O mes dumsim į Vilnių. Čia yra tų žvaigždžių, čia yra nesvarbu, galim dūkti kartu. O mes dumsim į Vilnių. Čia yra tik gerai, restoranai, barai, dideli pinigai. Aš tai ir mūsų gražuolė sostinė. Gražuolis mūsų Vilnius. Aha, gražuolė, tai apsispręs, kad pagaliau jis ar jie, Vilnius, sostinė. O tai koks skirtumas, žmoga ir tiek. 72 lyties. Bet aš. Čia žinok, negėrus nesuprasi. Ale jūs pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo Vilnelės upė nuo pačio aukščiausio Vilniaus kalno. Akurat atrodo tai gražiai. Bet aš tai niekaip nesuprantu, kurių galų mums reikėjo karoblintis ant to kalną, jeigu tas visas grožis pakalniai. Kad net kojų nebjaučiu. O tai kur einam? Tai gal pavalgyti? Aš tai noriu į tas Lukiškes pagulėti, zuikučių pagaudyti. Ant smėlio, ne? Nu, taip. Neišdegs. Kaip tai neišdegs? Nebėr pliažą. Tai kas kava? Nu, dar geriau. A vat kai baigė Šimašiaus kadenciją, tai jo komanda visą smėlį maišiukų susipylė į namų parsinešė. Prisiminimui. Į tą kavą? Ja. Nu, tai gal tada dar kur nors. Tai einam Vyčio paminklą apžiūrėti. Tai kad tas Vytas, tik tai stedrėjos per tas reikinas, Vytas tik uodegą pabruka, tik Kauną ir išlėkė. O Gediminą Kalnas taip iš inercijos pamažu iki Kauną link slenkti. Tai ko mes čia atsijojom, reikėjo rimtai į Kauną važiuoti. Tai klausykitės, gal tada einam to stadioną už tus milijonus apžiūrėti. A vat su stadionu neuždegs. Į Vilnių neišdego. Todėl aš pats per realią mistiką žiūrėjau. Rimta laida. Sakė, prieš kiek tai metų virš Vilniaus atsivėrė juodoji kosmoso skylė ir kai tik pasirodo kokie milijonai, tai viską susirp į kosmosą. Į kosmosą. Bet žinokit, atsirado Seime viena partija, protinga tokia, kad yra sugalvojęs skristi į kosmosą ir su didelius amžinos tos milijonus atgal sukrapštyti kažkaip. Bet, kai paskaičiavo, kad į kosmosą žolės užteks tik į vieną galą. Prasidėt. Va, matau, kompiuterių parduotuvė, viskas einu pirkti. O
o aš einu pas tą daktariuką, atsibauda rankas. Mes eisime valgyti, saugai, kai šalkau, Jau laiks pietų. Tavo veidas kreipus reiškia, tu kalbi per Skype'ą. Jei tavo Facebookas, eik greitai į Facebooką. Jei plaukai pakauši šešėlis, tau padės tik Messengeris. Jei dažnai darai Telegramą, lįsk tada į Instagramą. O kai elnės tau praplyšia, išsižergęs gauni grįžti. Taip pat. Labadiena, ponia. Ką galėčiau pasiūlyti, ko galėčiau būti naudingas? Aš tai noriu kompiuterį nusipirkti. Jūs norite dar nepasakyti kompiuterį, jo? Ne, kompiuterį. Sakykite, o kokio norėtumėt kompiuterio? Plasetinio, stacionaraus, nešiojamo. Aš žinoma nešiojama, juk man dar tai parsinešti reikės jį. Supratau, o sakykite, ką jis būtų skirtas darbui, pramogoms, laisvalaikiui, mokslui. Pramogoms, matot, aš noriu gimtadienio dovaną Sigučiui pusbroliui padaryti. Jis dirba, va bus pažaisti, gal ir panelę ten kur susiras. Na ir man gal kokį kavalierių padės susirasti. Būtų svedęs? Nu ne, dar. Linkėjimai, Sigučiui. Sakykite, o kokios programos jums būtų reikalingos jūsų kompiuteryje? Nu, Tele3, Lankanas, Telegrama. Ai, svarbiausia, tai tas, žinot, Facebookas, Messengeris, ką būtų, Liūpa, Vaivajų pajungti. Jūs norite pasakyti Facebookas, Messengeris, Wi-Fi'is, Bluetooth'as. Supratau. Šitą, kągi? Žinokit, jums labai fantastiškai pasisekė. Štai šį puikų, visiškai mažai naudotą kompiuterį. Jūs šiandieną gaunate už specialią akcijos kainą. Jūs jį tiesiog gaunate už 999 eurus. Taip sakant, pinigai mums, kompiuteris jums. Nu, rūpašė brangus, nu, bet kaip Tikrai nesigailėsit, Sigutis džiaugsis. Oho, koks mandras, sulankstomas. Vienai pusėje televizorius, rašoma mašinėlė. Nu jau ne, aš tai jam visko neduosiu. Pasidalė! Bože moj! Kaip sakant, gero naudojimo, laimingo kelio namus, linkėjimai Sigučiui. Bože moj! Ir sakau, galima žmogų išvaryti iš kaimo, bet kaimo iš žmogaus neišvarysi. Čiau, vaikinai! Eina sau tą sostinę. Neėdus, negėrus. Žarna reikia. Dar sako, kainos Vilniui prieinamos. Nu tai aišku prieinamos, prieini. Jau buvom priėjus. Ir jau jas nebenori. Aš tai žinok taip, Laima, supratau, kad su mūsų pajamom, tai tik tai kokį ketburgerį iš kioskelę už kampą atsistojus greit surijai. Aleiko, tai tu vieną ketburgerį. Tai iš karto pirk visus 5.
Surinksi visą riebų katiną. Jėzus negreit nekvemsiu. O žemroji galėjo. Tai pasisekė, nueinu, akcija kaip tik. Tai va, už 999 gavau. Tviksas du viename. Du. Eik, tu šiauliuos niekaip nebūtų. Kas pavalgys neparūką, tas didžiausias tinginys. O labą dieną, dzień dobry, dama. Iš kur būsite atvykusios? Šiaulių rajoną. Aš tai iš Šiaulių. Oi, žinau labai puikiai. Aš, žinokit, vaikystėje visas vasaras praleisdavau pas močiutę kaime. Tai visokius darbus mokėjau dirbti. Aš šakynoj gal? Žarienos gal. Jo, šakėnuose, jo. Nu, tai žinokit, ir viščiukus mokiau plaukti. Ir šunį mokiau į medį lipti. A kiekvieną rytą vis gindavau šviežų kiaušinių. A va dabar, kaip sakoma, kai aš augau pas močiutę, šunį aš rašėjau, valgiau sviestą, valgiau sūrį, gėriau. A va dabar, Vilnius, verslas, pinigai, vėl. O tai ką, blogai pinigai? Va, išėjot iš to restorano, dantis krapštinėdams. Aš tai taip vis galvoju, čia aš suprantu, kad tą separuotą grietinėlę gėrė kaime. Bet tai kaip tą čimodaną pinigų reikėjo užsidirbti. Papasakok. Nu, Būtų įdomu. Pirmas savo pinigas uždirbau, kai tėvui pirmą kartą nuploviau mašiną. Jo. Tai žinokit, dviratuką net nusipirkau. O, kaip tėvas gerai mokėjo. Polinį pataikyti. o tai kaip? Už vieną nuplovimą aš gaudavau lygiai 1 eurą. Vargšas vaikelis, tai visus metus turėjai tėvai tą mašiną plauti. Vat ponė, ir vėl nepataikė. Nu kaip tai nepataikė? Kai aš uždirbinėjau savo 3 eurą, pas tėvo mašinoje radau panelės nuotrauką ir už tai dienės užkritusią limonėlę. Papinyk. Tai žinokit, tas dviratukas pats kažkaip kieme atsirado, paskui kompiuteris ir telefonas ir Nu tai gudriai prasisukai. Nu viskas aišku, bet va šiandien, kaip nu čia vaikystėje, o dabar kaip tų pinigų, taip čia jūs verslų verčiatės. Norit pamokysiu? Tai aišku. Tai kaip mašinas plauti? Ai ne, ponė. Šiais laikais nuo fizinio darbo būsi tik tai kuprotas. A didelis pinigas reikia uždirbti dirbant protinį darbą. Va, planas, matėt? Tai va, žiūrėk, Va. Kaime, aš dabar imu pradinį kapitalą, pradžių 50 eurų. Ir steigiu akcinę bendrovę. Kas būsit mano akcininkas? Oi, taip, turiu 150, o štai mano, tai yra mūsų pradinis kapitalas. Ir sveikinu manęs, nuo šios minutės jūsų pinigai ir mūsų dirba jums pinigus. Tai mes jau dabar turėsim. Taip, steigiam akcinę bendrovę Šedurka. O, iki to kaip aš? A jūs ponė pavėlavo? Nu gerai, o jeigu duočiau daugiau, pavyzdžiui, 70. Tada reikės skelbti akcininkų visuotinį susirinkimą, Nu, tai- išleisti papildomas akcijas ir didinti įmonės įstatyminį kapitalą. Taigi sveikinu, akcinė bendrovė Šedurka. Sveikinu, partneriai. Dabar, kad viskas verslas būtų teisėtas, man reikia nuvažiuoti kuo greičiau į savivaldybę, mokesčių inspekciją, gyvūnų globos draugiją, dar ten visokias instancijas, viską užregistruoti, įteisinti, kada rastą registrą. Va. A jūs per tą laiką, kol aš viską sutvarkysiu, papietaukit šitam puikiam restorane. Čia labai puikus meniu, labai mandagus aptarnavimas ir svarbiausia, būtinai išgerkite tikro prancūziško šampano. Jo, kurį mano pusbrolis Zbignevas čia netoli Venčinėje.
Nu, nėra tekę dar kaštavoti einam. Tai sėkmės partneriai. Taip, jau До dabar. увлечения, до услышания. Dabar turtingas. Gražiausias turtingas moteris. Už pšedurką. Man reikia paskambinti. Prasideda. От турмада Боба, vos tik išgertoj telefoną į davai. Nu, kiekvieną. Alio, direktorius, aš noriu pasakyti, kad rytoj į darbą neteisiu. Ir poryt neteisiu. Ir iš viso eiktų švilpti. Kaip pavojai. Ilma, respekt. Tik mes dabar turtingas. O tai aš ką blogesnė, aš irgi neblogesnė. O tai kam tu skambinsi? Agronomai vokiečiai. Ai, ten kur akmenus renki. Taip, Nu, skambink. būtent tak. Ai, vokiškai moku. Taip, čia aš. Aš norėjau jums tik pasakyti, kad aš nuo pirmadienio pas jūs nebeteisiu. Taip, ir antradienį neteisiu. Ne, ir trečiadienį nebus, aišku, aš dabar dirbu savo. Auf Wiedersehen, brangusis. Nu, laimiai, pavarėk. Respekt. Patent. Taba galvoju, tai ar aš visai jau durnesnė, ką? Nu, oi ryšį pagaunam. Gal išgal. Alio, konseniuns, labą dieną. Nu taip, Rima. Žinokit, aš tamstai noriu pasakyti, kai jau nuo pirmadienio aš tų lapų grėbti tikrai nebeteisiu. Nu ne beleteniai. Ir to turtinga kavalieriaus dar nespėjau susirasti. Bet žinokite, esu giliai įsitikinusi, kad viskas jau netolimoje ateityje. Taip sakant, priešakyje. Nes aš dabar turtinga. Esu pšedurka firmos bendrasavininkė. Taip kad pons lapus tikrai daugiau aš nebegrėbsiu, nes mūsų generalinis pasakė, kad na fizinį darbą būsi cikci bagotas. Tai yra kuprotas, ano procinį bagotas. Tai ryšio pabaiga. Va mergytė. Galvoju, kad šedurka, ką čia jinai, kad šedurka, durka, kas čia? Prisidursime pinigų prie savo algos už tą galėsime čia pridurti, šampaną gerti viską. Ai, nu ta šampanas tai nekoks. Eik, tu Jau kad būtų kas koinės išplovęs, tą išskalavęs. Bet tai kad ilgai čia negrįžtu. Klausykitės, man atrodo, kad ant mumis išdūrė. Aha. Tai kur yra? Tai kiaulė nešventintas vaško. Jam žirniai ausis iškištų, kojas išklištų. O, vargelė, aš tik šią pagaidžią išvadinau. Nu ką dabar Aš reikės tai daryti? agronomui paskambinau, bet tai... Aš tai galvoju, gal dar tus reikalus tvarkate. Jūs tai... Kadastrai, piderastrai. Niekis, bet aš patys seniūna. Klausykitės, gal jau man laiks Jonavoj kokį nekilnojamą turtą įsigyti. Bet mergas viskas, aš skambinu į policiją gana čia. Ką tu čia minkai tą savo aparatą su tą anteną? Nu į policiją Jeigu skambinu. tu pasakysi pavardę, vardą, žinai, visi jonaviškai ten žino tas pavardės, tu tokių, kur eini su tais čumidanais pinigų. Ką čia dabar tu pasakysi? Nu tai bet numerį... Sakysiu, kad išdūrė. Numerį. Kem penktas. Ne, Maros Vilma mažesnis, koks kem trečias. Ojojoj, galvokit, kokį batų numerį. Ar jūsų gal būtų to didelio autobuso atvažiavot pačias tokias palikot bukas. Reikia ne batų numerį, mašinos numerį. O, numeris. Nu, Vilma, tu jau Ai, neesi. toks numeris. Mus taip gražiai čia durnė
manim padarė, tokį numerį mums parodė. Ot, šedurka. Ale niekam nesakykime iš akių. Klausykit, mergas, dabar tik greitai į Vilniaus Rygos traukinį. Atipina O, nu, moteriškės, kaip sekas? Kaip sėdys? Visai ne kaip būna ir geriau. Ei, kaip? Šampans neskanus. Klausykis, nupirksi mums bilietus Lišabiną su traukiniu. Traukiniu. Pigiau bus. Žinau, kad aš irgi išsileidau, baisiai brangiai viedrą pirkau karvėm viršį. 70 eurų, iš kažkokių italų ar rumunų, nežinau. Nu, paimins iki šiaulių nors. Nu, bet sukrapštysi gal. Nu, traukiniu sukrapštysiu kaip nors. O tai ką visai? O tai kaip tau sekės, aš susiradai tą kakalį kažkokį tai. Kur tu čia susirasi? Smėlė nebėra. Iki to aledromą pas puskarininkus tai net nebenuvažiavau. Tai žinai, ką aš pagalvojau? Nu, aš vienas. Tai tu seniai vienas. Tu viena. Tai ko mes dar kažko ieškom? Kimbam į vieną kibirą ir važiuojam. Namie karvės nemiuštas. Ir vargstam vargus kalčio. Man sekas. Nu, žinai, ką aš galiu pasakyti. Savo grožio tai tikrai po tamstas karvės uodegą nekišiu. Bet žmona tai pasižadu būti gera. Rūpinsiuos, kad niekada nenuleistum rankų į visą kitą. Prieš kalėdas pavažiuosime į Šiaulius apsipirkti. Tai man pirksime kailinius, tamstai šlipsą. Nu, juk to šeimoje lygybė būti. Ja. Nu, tai važiuojam namo. Važiuojam. Vilnius, Kaunas, Utena, Klaipėda ir Palanga, Pabradė, Panevėžys. Telšiai, Plungė, Pasvalys. Jonava ir Tauragė. Ten gerai, kur mūsų nudė. Kur keliausi, kur keliausi, bet namie užvis geriausia. Kažkur ten žvaigždės pešas dėl karūnų, kažkur ten oligarchai maudos pinigūras. Tegu jie ten sau pešas trauk perkūnas, o mes paskirti čia savos darbuos. Svarbu dažai, kad kairiai nuravėti ir kvepia šienas praliuos. Jei bus ant stalo ką padėti, tai ir dantis nebūrės duos. O mums ir čia gerai, o mums ir čia gerai. Mes gyvenam čia, čia mūsų namai. O mums ir čia gerai, o mums ir čia gerai. Mes gyvenam čia, čia mūsų namai. Šiandieninėje programoje dalyvavo Vilma, Laima, Rima ir aš Rimantas, o visi kartu tai humoro grupė Pirmadienis. Tik žiūrėkit, nenuleiskit rankų.